Jeigu tu būtum velnias ir norėtum priversti, kad žmogus savo norų kankintųsi visą gyvenimą, ką priverstum jį daryti? Jei tikslas būtų, kad žmogus kankintųsi visą gyvenimą savo noru, priversčiau jį, pirma, nuolat lyginti save su kitais ir niekada nejausti pasitenkinimo pasiekimais. Užsiimti darbu, kuris neteikia prasmės ar džiaugsmo, bet atrodo saugus ir stabilus. Prisirišti prie toksiškų santykių ir žmonių. Gyventi nuolatinėme skubėjime ir niekada neskirti laiko savo ar artimiesiems. Ignoruoti savo fizinę ir emocinę sveikatą. Nuolat gyventi praeities klaidomis ir apgailestavimais. 7. Kaupti materialius daiktus, tikintis, kad jie atneš laimę, tačiau jausti tuštumą. Pasinerti į priklausomybės ir žalingus įpročius. Gyventi praeitimi arba ateitimi, niekada nesimėgaujant dabarties akimirkomis. Per daug rūpintis, ką apie juos galvoja kiti ir bijoti būti savimi. Tokie dalykai tikrai galėtų priversti žmogų jaustis nuolat nepatenkintų.